Danger. Jau pagaliau pasibaigė mokykla. Paskambinsiu Čarliui, gal jis norės užeiti. Keista. Man Čarlis neatsakė, o jis visada atsako, kai jam skambinu. Gal jis miega ar kažką. Pažiūrėsiu žinias. Per žinias 20 ir dar daugiau žmonių pradingo Gargžduose. Ir tada jie buvo surasti negyvi miškuose ir kitose baisiuose vietose. Tai, būkite atsargusi Gargžduose, nes visi pradingsta. Daug žmonių pradingsta. Aš turbūt neįsiu į lauką, nes nepradingčiau. Pažiūrėsiu Simą Begalvį. Jau nežiūrėjau to juokingo kanalo. Simas Begalvis. Labas vaikai, aš Simas Begalvis. Ir šiandien aš praradau savo ranką, kaip matote. Tai man reikia, kad surastote iš šitų 3 dalykų. Surasti mano ranką. Tai gerai. Pirmas yra kardas. Kitas dalykas yra. Ir trečias dalykas yra kažkieno ranka. Tai kuri yra mano ranka, vaikai? Taip, šita. Dabar reikės įkišti. Palaukite. Gerai, ačiū vaikai, kad suradot mano ranką. Iki. Simas Begalvis netoks labai juokingas. Aš įdėjau versiją vaikų mažų, o ne juokeliai. Simas Begalvis turi būti juokingas, o ne mažiem vaikam. Ką man dabar daryti? Kažkas prie durų. Ei tu, paimk šitą dalyką. Roniai, nespėjau sakyti labas. Ką jis ant žemės numetė? Kažkoks popierius. Ir prie sofos. Tai kažkoks popierius su skaičiais. Nežinau, kas tai yra. Eisiu prie kitų dalykų pro mano sofą. Dar viena šiukšlė. Aš grinai prieitą savaitgalį savo sofą po dalykų išvaliau, dabar dar vienas. Jis neturi kur dėti. Aš neturiu šiukšlinės. Aš labai norėčiau valgyti. Einu pas šefą Titą. Įdomu, ką jis turi valgyti. Šefai Titai! Kur jis yra? Šefai Titai? Jis kažkokią duoną darė. Aš tiesiog einu į savo kambarį. Šiandien labai keista diena. Kur visi yra? Čarlis neatsakė telefoną, bet jau vis tiek nėra. Kas tas garsas? Girdisi, kaip kažkas reikia gelbėt. Man atrodo, ateina iš to kambario. Einu pažiūrėti. Skamba, kaip tas garsas ateina iš čia. Velniau. Bėk, jis tave pagaus. Šefai Titai Maka? Kas nutiko? Nebėra laiko. Jis ateina. Jis turi kitus, kaip makaroną, svajūną ir kitus. Jis turi. Mus jis čia padėjo. Šefai Titai? Titai? Kas čia vyksta? Maka? Aš einu skambinti policijai. Kur telefonas dingo? Labas, Vilniau. Pagaliau susitinkam. Kas tu esi? Man patinka vadint save Vils.exe, bet mane gali vadint tiesiog Dievu. Ką? Bėk. Kur man slėptis virtuvėj?
žinau, kur tu esi. Aš žinau, tu čia. Čarli? Nagi Vilniau, ateik su mumis. Aš einu. Aš prisiminiau, aš turiu šautuvą. Gerai, kai tas dalykas ateis prie manęs, aš jį nušausiu iš karto. Jis nebegyvas. Aš išgyvensiu. Tai ką man dabar daryti? Mano visi draugai numirė. Ir jų kūnas ten negyvas ant žemės. Skambinsiu policijai. Gerai, vaikė. Tai tu man nori pasakyti, kad tu matei savo versiją tik su juodom akim ir dar baisesnis ar kažką. Ir tu jį nušovei ir visi tavo draugai mirė ir tu nežinai, ką daryti. Taip ir aš įrodysiu. Tu dalykų, jis yra va čia, aš jį nušoviau, aš galiu paaiškinti. Jo, aš galiu matyti, kaip nušovei kažkokį dalyką, kuris atrodo kaip tu. Nors turi įrodymų, kad tavo kiti draugai numirė. Pakviesiu juos ir pažiūrėsiu, ar jie gyvi ar kažką. Šefaitai, tu turi paaiškinti policininkui, kad tu gyvas? Šefaitai, ar tu čia? Taip, Vilniau, ko tu nori? Aš dabar darausi maistą. Ar tu nieko neprisimeni? Ką? Baik, gali išeiti iš čia. Policininkai, aš pasižiūrėjau ir mano kiti žmonės, kurie gyvena, yra gyvi. Aš, žinai, tave galiu į kalėjimą siųsti, jeigu tu skambini policijai dėl nieko, bet tau 17 ir aš nenoriu daryti, žinai nieko. Ir aš tiesiog einu atgal, tai. Nebandai skambinti dėl nieko policijai ir vėl. Bet jis buvo čia. Ir švis, kur mano tas telefonas dingo? Čia keista diena. Tiesiog pamiršiu viską.